knygelę Tėviškės padangėje ir skaityčiau, kaip Ignas Šeinius pirmą kartą išgirdo lietuvišką pamokslą. Tikėtina, kad jis sakė kitas poetas Silvestras Gimžauskas, bet tai nėra įrodyta. Ir kaip išgirdęs talentingo kalbėtojo kalbą, jis iš karto nutarė branginti savąją, kaip įsiklausė į gimtąją lietuvių kalbą, kaip jam lietuvių kalba skambėjo kaip vargonai, arba ošė kaip patvinęs upelis, arba net griaudėjo kaip besisukančios malūno girnos. Daugybė vaizdingų, įspūdingų palyginimų ir kartu nepaprastai didelis pojūtis, kokia mūsų kalba turtinga, kokia ji muzikali, kokia ji skambi. Muzikalumą kaip ypatingą ypatybę mūsų kalbos išskyrė Ignas Šeinius. Ačiū jam už tai. Jeigu norėčiau mokyti vaikus, sakysim, meilės, apie ką vaikai labai dažnai smalsauja, vėlgi liepčiau toj pat atsiversti kuprelį ir pabandyti suprasti, kad meilė tai ne tik džiaugsmas, meilė ne tik davimas ir gavimas, bet yra pirmiausia įsipareigojimai, yra sudėtingiausi ryšiai, yra didžiulė harmonija pasaulio, yra visai kitokia jausena. Meilės šviesoje pasikeičia kiekvienas žmogus. Ir nesvarbu, kad ta meilė nelaiminga. Lietuviškojo Kvazimodo istorija papasakos jums, kad ji vis tiek palieka pačius gražiausius įspūdžius, pačius geriausius dalykus gyvenime. Tikrai išmokti galima. Jeigu norėčiau, kad mano auklėtiniai arba mokiniai taptų gerais tėvais, liepčiau atsiversti ir skaityti novelę Tėvas. Apie tai, kaip jaunas tėvas per neatsargumą patekęs po ledu traukia iš po ledo sūnų, iš paskutinių galynėjasi su mirtimi, gindamas sūnaus gyvybę. Ir kitas tėvas, gindamas savo sūnų, vis tiek puola gelbėti abudu ir tėvą, ir beskęstantį jo sūnų. Novelė baigėsi šviesiai. Yra ir kitų novelių, kur skausmas prasiveržia, kaip ir gyvenime. Ir apie ką be norėčiau kalbėti, tai turbūt pirmiausia norėčiau pasakyti ačiū rašytojau, kad sugrįžai. Ačiū, kad dar daug kas atsivertė knygas apie tave. Ačiū, kad tarėjai labai gražius, prasmingus žodžius, kurie mums labai reikalingi. Ir jeigu kas nors toli nuo savo gimtinės, išsiilgęs gimtojo krašto, tos dažnai nesvetingos, pilkos tėviškės padangės, kuri ir šiandien mus ašaroja, pajutęs begalinį ilgesį, norės grįžti, galbūt ir jis ištars, aš dar kartą grįžtu. Gera būtų, kad mūsų jauni žmonės, kurie dabar toli, kad jie galėtų tai ištarti. Ir tada mes kartu pasidžiaugsime. Noriu padėkoti labai daugam. Pirmiausia, jums visiems, kad čia susirinkote. Noriu padėkoti iniciatyviniai grupiai, kurie mane parėmė ir su kuriais tikrai labai mielai bendravau. Noriu padėkoti visiems rėmėjams. Labai noriu padėkoti mūsų meriai, nes ji perėmė mūsų idėją, ėmėsi pačių sunkiausių darbų, ėmėsi organizacinių ir tokių, kur turbūt retai tenka susidurti ir visą tai puikiai įveikia. Be viso to mes šiandien rezultato neturėtume. Tad suglauskime pečius. Tegu Šeinius būna parėjęs į mūsų kraštą kaip santarvės,
kaip laisvės idealų nešėjas. Mes žinom, kad 50 metų dėl jo raudonojo tvano jam buvo ne geležinio, o dar daugiau didesnė uždanga užtverta ir jis sugrįžt negalėjo. Tai grąžindami šeinių, mes grąžinkime ir į savo miestą viską, kas yra gražiausia, pačius šviesiausius idealus. To aš visiems linkiu. Ačiū visiems.